Gerai, tai dabar prie Velykų stalo, Raminta. Mes žinom, kas ant jo būna. Daug margučių, duona, sviestas, majonezas, šaltos mėsos, pyragai, bobos ir taip toliau. Kaip reikėtų valgyti, ar bent jau eigą kažkokią nusistatyti, kad ir nepersivalgyti, ir palankiai, ir gerai jaustis? Taip. Svarbiausia šventinė vakarienė, kad nebūtų pirma dienoje. Čia yra svarbiausia sąlyga, kad nebadaukim, žinot, dieną prieš, nebadaukim ryte, kad išliktų tie valgymai. Ir kai tu atsisėdi prie šventinio stalo, tai neturėtų būti, kad tu atsisėdai ir tai yra valgymas ten 4 valandų. Tu tiesiog įsirenki tai, ką tu nori įsirinkti iš to stalo, nuo to stalo ir tu valgai pasimėgaudamas, bendraudamas ir sureikšmini tą bendrystę, šventę, bet ne tai, kaip tau tą sotumą patirti. Tai labai svarbu atsisėsti neperalkusiam, nes kitu atveju tai gali būti tikrai persivalgymas. O kalbant apie ir tą patį majonezą, kas yra iš tikrųjų prie kiaušinių daugeliu nesuvokiamas kiaušiniai be majonezo, tai aš manau, kad šitoj vietoj nenuteiskim tų produktų, bet juos vartokime protingai ir kaip prieskonį.